Daug kas manęs klausia, kaip tu sugalvoji žiogą? Nu, aš jo nesugalvojau, jis tiesiog prasidėjo mano žaidimuose su tėčios kaklaraiščiais. Man kaklaraiščiai buvo įdomesni negu mamos karoliai, aš su jais žaisdavau, rišdavau, vėliau karpydavau, kažką net siūdavau ir puošiausi tiesiog juo pati, tada siūkau įvairiausius mazgus, kūriau tokias moteriškas kolekcijas, tarsi sutramdyti kaklaraištukai damam, kol galiausiai suraičiau vieną kartą tokį keistą mazgą, kuris man pačiai pasirodė įdomus ir galvojau, jisai toks ganėtinai vyriškas, santūrus, ar tai nebus dar viena opcija vyrų garderobui, todėl kad vyrai iki žiogo turėjo tik tai kaklaraištį arba peteliškę. Jau 11 metų žiogas keliauja per įvairiausius garderobus Lietuvoje ir užsienyje, turi be galo daug gerbėjų, pradžioje tai buvo vyriška auditorija, vėliau žiogais pradėjo puoštis moteris, sakydamas, pala. Jeigu mes puošiamės vyrų marškiniais arba džinsais arba tiesiog daugybė bendrų drabužių, bendrų kvepalų, kodėl negali būti žiogas ir mūsų aksesuaras. Ir žinoma, atsirado tada vėliau ir labiau išpuošta moteriška kolekcija, galbūt šitos žiogaitės, kurios jau gali transformuotis, virsti sege, pakabuku, daugiau tokių visokių modifikacijų, moterim patinka žaidimai. Tada mamos sako, palaukit, mums reikia puošti savo vaikus ir atsirado vaikiška kolekcija. Tai taip žiogas išsiplėtė ir tapo mano užsiėmimu visas 24 valandas per parą.